Sudervė. Šitoj bažnyčiai turėtų būti palaidotas vienas iš sukilėlių Vitoldas Giedraitis. Einam paieškoti jo kapą. Turbūt išorėj bus ta kripta, kur palaidota. Viduj nesimatė. Čia Ilakovičiovo. Čia vien. Čia kažkas parašyta, bet dabar skaitau. Volkov. Šitie Volkovai berods ir valdė Sudervę. Sinkevičiovna. Vien Lenkas čia suveikia. Subotovič, Parafinovič, Gebedzinski. Kur Giedraitis? Nulinski, Suchodolska. Čia dabar susirinkę žmonės lenkiškai kalba. Urbanovič, Rutkovski. Kur dabar rasti tą kapą? Buvau prie bažnyčios. Nepavyko čia Sudervėje rasti Giedraičio Vitoldo kapą. Labai gaila. Vien dėl to važiuoti. Ką darysi? Žygį tęsiam toliau. Žygį Vilnių iš Sudervės. Iš Sudervės dvarą galima tik pro tvorą pažiūrėti. Čia dabar yra Lenkų mokykla. Nelabai atrodo toks iš senų laikų. Bent stipriai pakeisti. Tiek ir to dvaro. Nei kryžius, nei kas. Kaip sakoma, nei velnis, nei gegutė. Čia irgi menas. Dalgiai, nedalgiai kažkaip. Jau kviečiai rugiai auga. Jau netoli ir vasara. Tai juk šaltoks. Pustalaukio kaimas. Medviediškių kaimas. Lietuviškai būtų meškininkų kaimas, meškų kaimas. Dabar pasuksim per mišką link Papiškės. Išeinam iš Papiškių, jau čia tai jau skaitos, kad į Vilnių įeinam. Matas televizijos bokštas Vilniuje. Gelužės ežeras ir Vilniaus panorama. Pagal viską tai čia yra Vilkeliškių piliakalnis. Ar tikrai? Kaip ir kalniukas koks. Ar yra ženklas, neaišku. Augus medžiais.
Tai vėl matosi televizijos bokštas. Dėmys, Gelužės ežerą. Vilniaus rajonas, Vilniaus miesto seniūnija, Salotės ežerą. Ir va, prašo, privati valda. Kaip prie ežero prieiti? Ponai apsitvėrė. Tvora, ten gal per mišką ir gali eiti kur nors. Kronos krantos pelkėtas, ten gali eiti. O čia, iki ežero kokį 20 metrų, tvora. Štai jums laisva Lietuva. Kas leido jam aptverti šitą ežerą? Norit pasakyti, kad čia yra Gudelio piliakalnis? Viskas apauga, jokio ženklo nematau. Tik tiek, kad kalniukas. Ir žemėlapį rodo, kad paviet. Akmenis. Kalniukas nemažas. Gal reiktų aptvarkyti šitą vietą su piliakalniu. Krūmus, lazdynas apipjaut. Ar tik Gedimino kalną reikėjo visą nuspūsti. Gal čia ir bus tas piliakalnis. Prie pat gyvenami namai. Elektros stulpas. Tai Vilniaus rajone. Gudelio piliakalnis. Jokios nuorodos. Gal koks informacinis ženklas ir bus ten apačioj, gal. O Lietuvoj žydų kapus, holokausto vieta, tai 1000 rodiklių. Ten yra svarbiausios vietos. Piliakalnė, tai čia. Kas čia? Ten dar aukščiau kilo. Jeigu toliau ten tęsis piliakalnė. Nemažas kalnas. Piliakalnė. Visai netoli televizijos bokšto, bet dabar jau tolsiu. Artėsiu prie geležinkelio stoties Senamiesčio. Nelabai suprantu, kam padarė šitą požeminę, požemį tunelį, nes ten viršui kaip ir nieko nėra, pievų. Ir dabar klausiu. Tai didelis eismas, reikia lipti ant to viršaus ir pereit, taip? Labai daug mašinų. Ir laiptų viršų aš nematau. Variantas yra čia perbėgti. Ir viskas. Vyksta. Einam toliau. Bet
kam tas tunelis čia padarytas, tai nelabai suprantu. Čia nieko nėra, pieva. Nei kitos gatvės, nei namų, nei miško. Tiesiog genialu. Štai jum ir beveik Niujorkas. Arba Šanchajus. 3 tiltai, vien šalia kito, viens virš kito. Čia Oslo gatvė. Čia Šiltnamių gatvė. Tai mums reikia pagal Šiltnamį. Iki Neries. Ne tom gatvėm buvo pasukta. Taip pat Neris. Matysime, kaip čia bus. On jūs. Toj pusė, kad čia reikės nusileisti. Čia kažkaip perduodu. Tų pusė. Nusileisti. Įvykta. Bėlė kaip įvykta. Buvo sudėtinga. Labai traukinių stoti. Bet čia dar įdomus tiltas, dar ekstremalesnis, Bukčių vadinamas Pėsčiųjų tiltas. O šito praeitą jau būtų įdomu. Šitą Bukčių tiltą senai žadama nuardyti. Kad būtų įdomu pereiti jo. Labai ekstremalus, bet greitai jo ir nebus. Čia per nerį. Atsarginis planas buvo, jeigu buvo rizikinga eiti per Šiluminį tiltą, tai būčiau ėjęs per Lazdynų. Čia netoli už kilometrą. Būčiau ėjęs šito. Numainam Energijos gatvė. Tuoj berods Laisvės ar koks ten prospektas Panerių ir link stoties. Čia įdomiai gaunas Lazdynų tiltas, kad mums čia praeit neįmanoma. Išeiti Lazdynų tą tiltą, reiks lipti per tvorą turbūt. Čia labai moderniai padaryta, o gal? Ne, čia bus praeina. Bet atsiprašau, nėra taip žiauriai. Šlaitas, čia didysis žiedas, lygtai Savanorių prospektą. Kilu iš Šlaito gatvę, po to į Panerių ir tiesiai geležinkelio stotį. O taip. Panerių gatvė, tiesiai iki geležinkelio stoties. Iki išvykimo valandą su trupučiu.